Trečiadienį magistralėje Vilnius-Panevėžys į kelininkų automobilį rėžėsi sunkvežimis. Smūgio būta tokio stipraus, kad sunkiasvoris automobilis atsidūrė kelininkų priekaboje. Kelias A2, magistralė Vilnius-Panevėžys. Sunkvežimis rėžėsi į kelininkų mikroautobusą. Infrastruktūrą prižiūrinčių specialistų mašina. Čia vyko kelio remonto darbai kažkokie, stovi ženklai, nurodoma mažinti greitį ties nusukimų į maišę galą. Na ir į šitą mikroautobusą visų greičių matosi rėžėsi sunkvežimis Kompostas LT įmonės, reklamant jo. Visiškai pusė mikroautobuso yra suniokota, čia dar gale yra priekaba. Tai praktiškai sunkvežimis štai užvažiavo ant tos kelininkų priekabos pilnai, iki pat galinių ratų pasikrovė į tą priekabą, nu ir pusę mikroautobuso suniokojo. Vienas iš vairuotojų yra nukentėjęs, pakeliui čionai sutikome greitąją pagalbą. Buvo prispaustas žmogus? Ne, nebuvo, policijos paprašykit. Ne, bet tiesiog ką gelbėtojai čia veikia, ar reikėjo vaduoti? Ne, nereikėjo vaduoti. Seniai neteko matyti tokių vaizdų. Čia tas, kas liko iš ženklo, kuris paprastai yra statomas prieš kelininkų automobilį dirbančių važiuojamoje dalyje. Ištaškytas į gabalus. Ant kelio mėtosi šukės, nuolaužos, ratai čia, turbūt tos priekabos, įrankiai. Visa tai yra pirmoji eismo juostai. Jinai nuo važiuojamosios dalies yra atskirta pilonais. Rėžėsi DAFas sunkvežimis į mikroautobusą. Mikroautobusas yra Citroen firmos. Ugniagesiai ruošiasi ryžti trosus, po truputį šalinamos yra eismo įvykio pasekmės. Maišė galos ugniagesių komanda dirba.